Sveiki gyvi, mėlyje. Šiandien pakalbėsim apie chaosą. Apie chaosą politiko visam pasaulyje ir aišku, mums taigi svarbiausia yra Lietuva. Taigi kalbėsim ir apie Lietuvą. O galbūt nuo Lietuvos ir pradėkim. Taigi, jau visi turbūt žino tai, kad nors šiek tiek domitės politiką ir negyvenat užsidarę kažkur tai miške, jeigu jau žiūrit mano vaizdo kanalą, mano vaizdo įrašus, tai jau turbūt žinot apie balionus ir kovas prieš tos balionus ir kad mūsų premjerė Inga Ruginienė priėmė sprendimą su kolegom, su karininkas ir visas kitas, kad atėjo laiks, kada mus reikia numušinėti. Pasirodo, kad tie balionai iš Baltarusijos su kontrabandiniam cigaretėm skraido jau nuo 23 metų. Nei Bilotaitė, nei mėgstantis labai pavaidinti Laurynas Kasčiūnas, buvęs krašto apsaugos ministras, VRM ministrė Agnė Bilotaitė, tai ir konservatorė, realiai nieko nepadarė ir paliko situaciją tokį, kokį buvo nuo 23 metų, tai balionas skraidė, gal skraidė mažiau, kadangi seina ir sustiprinta sausumos praėjams iš Baltarusijos, tai tų balionų padažnėja. Ne? Ir neatmetams variants, kad paskutiniai jau įvykė tų balionų atskridimas su kontrabanda ir visiška nesusijęs su mūsų kontrabandininkas. Net meskam to variantą, galbūt ir netgi čia ir jau atsakščiai ir geopolitinis žaidims, provokacija, o te liaudiškai tarant, tai čia ir geopolitinis trolinims. Baltarusija užsiem geopolitiniu trolinimu. Dėl ko aš įtaru, kad Baltarusija užsiem geopolitiniu trolinimu? Dėl to, kad aš šiandien peržiūrėjau labai daug informacijos, šiandien tokį pasiskyriau dainą, paanalizuoti žiniasklaidos priemonės, kas vyks pasaulyje ir taip toliau, šiandien tokia lietinga diena, ir tiesiog praleidau prie informacinių šaltinių. Taigi prasibėgau šiandien Baltarusijos informacinių šaltinius ir apie tai, kad į Lietuvą skrenda iš Baltarusijos tai balionas su kontrabandiniam cigaretėm, realiai neradau informacijos. Ta informacija ir nutylima. Daugmaž iš Baltarusijos nieks neįskrend, o lietuvių politikams susisukus smegenis uždaro pasienio punktus, žmonės iš Baltarusijos ir į Baltarusiją nebegal atvykti, taip pat ir stipriai apribuots tranzitį ir į Kaliningrado sritį ir taip toliau, parodė kaip kažkokius tai neadekvačius mūsų politikus ir mūsų politikų priimamus veiksmus ir nėra paaiškinama dėl ko. Šito veito man nepatiko Baltarusijos pozicija, iš tikrųjų matos, kad ir dangstoma. Ir iš to aš darau išvadą, kad jeigu ir dangstoma, tai greičiausiai tai vyks jau geopolitinis trolinims ir tai ir atsaks už tai, kad Lietuva kišas į Baltarusijos politinius veiksmus, į prezidento rinkimus ir kada buvo perversmas Baltarusijoje, tas Maidans, kada norėjo suorganizuoti perversmą Lukašenkas ir visa kita ir atsimena visokius veikėjus Protasevičius ir taip toliau, kur paskui Baltarusija nusitupdė lėktuvą, išsilaipintom Protasevičius prikalbėjo labai negražių dalykų ir Lietuvos atžvilgių ir visa kita ir taip toliau ir dabar tiesiog Lukašenka, aš manau, kad to veito čia vyksta jau trolinims ir čia labai geras momentas ir kontrabanda iš tikrųjų keliaun ir plus papildomą, kas ten Lukašenka kainuojant dar keletą dėžių nemokama lietuviam pasiūsti oro balionas į Lietuvą, kad paskui žmonės laukus galėtų susirinkti ir cigaretę pasidalinti. Tai va, ir aišku, dėl to ir trikdoma oro uostų veikla, skrydžiai ir sutrikdomi ir jeigu kalbėti apie nuostolius, tai ir milijoninė nuostolė, iš tikrųjų, 40 kokių skrydžių sutrikdė, vėl viskų reikia persistumdyti, vėl persidaryti, plius žmonės reikia kažkur kitur nuskraidinti, po to žmonės reikia pargabenti Lietuvą kažkas būdas. Tai iš tikrųjų kenk Lietuvai ir patiems žmonėms ir žmonės iš tikrųjų nuo to kent. Bet aš šiandien pamačiau dar įdomus pranešimus, kad Vilnių baudingus iš visą elektrą ir nėra kažkokių tai rimtų pranešimų, kas įvyko ir dėl ko įvyko. Tai va, aš matau, kad tos provokacijas dažnėja. Ir aš apie tai jau savo vaizdą įrašui sakiau, kad tų provokacijų atsiras.
Dėl ko? Dabar mes sueinam į priežastį. Čia mes kalbam apie pasiekmes. Tas įvyko, čia ir pasiekmė. O dabar panalizaukime apie priežastį. Kodėl tai iš vis vyksta? Kas čia vyksta Baltarusija? Kas čia vyksta? Kas čia daros? Dėl ko ta Lietuva kišasi Baltarusijos rinkimus? Dėl ko nusprend, kad tas prezidentas ir neteisėtai išrinks? Prezidento rinkimą vyko neteisėti, Seimus priiminė, paskui kažkokį Tikhanovskają pastatė. Ir taip toliau, ir taip toliau. Kas čia vyksta? Kas čia daros iš vis? Kas čia daros pasaulyje? Ir jeigu mes norim pradėti kalbėti apie viską ir suprasti, kas čia daros, mes turim vis dėlto pradėti nuo karą Ukrainoje. Nuo 2014 metų. Tai būtent nuo 2014 metų viskas ir prasidėjo. Kada Ukraina buvo suorganizuotas Euromaidans, puikiausiai žinot, kad buvo Euromaidans, į katrų vyko mūsų politika, sakyti kalbas ir Vytautas Landsbergis, su tuometinė Seimo pirmininkė Graužinienė, vyko į Kijevo tą Maidaną aikštę, sakė kalbas, Landsbergio kalbas buvo, sazdaitė Maidan po всей Ukrainą, ragint visą Ukrainą sukelti neramumus ir taip toliau, kas ir įvyko dalina, ką aišku, ne visi regionas sutiko su tau perversmu, kada buvo nuvers prezidento tek objektais iš Ukrainos. Ir Lugansko, Donetsko regioną nesutik, po to bandė jėgą Ukrainą paspausti Lugansko, Donetsko regionus, nepavyko, šaudė, į pagalbą atėjo Rusija, tempės, ir mes šiandien turėjome kito, kad Rusija įžengė į Ukrainą, aišku, ten Krymą tom pasėjom, įžengė į Ukrainą ir toliau vyks tas karinis konfliktas. Galim sakyti, kad mums prasidėjo grinai jau tas karinis, pats karinė veiksma 14 metas ir nuo 14 metų vyksta taguma. Kadangi Euromaidans jau pats pasako, kas užkūrė Maidaną, tai tai vis dėlto Europą, jeigu Europos politika aikštės kalbą sakė, ne Putins, taigi Kijevo aikštė kalbą sakė, nes ir tokių dundukų, kad reikia galvo, kad šitas Euromaidans netgi Rusijos organizacija ir netgi tokių iš vis geopolitiškų žioplių, geopolitiniam lygmenį, visiškai dunduką aš kaip sakau, beraščia, kad netgi sako, kad Rusija suorganizavo, bet jeigu pasikelti archyvus, pasižiūrėti, vien užėjus į Wikipediją ir taip toliau, tai pasirodė, kad 14 metas buvo suorganizuotas vakarų perversmas Ukraino ir su to perversmu sutiko ne visi. Tai ir šiandien vyksta kova tarp vakarų ir Rusijos Ukrainos teritorijoje. Vakarai jokių būdų nenori eilinį kartą pralaimėti prieš Rusiją, buvo pirmas pasaulinis karas ir antras pasaulinis karas, ir tai būtų didžiulį gėdą, ir visi Napoleonų žygiai, ir taip toliau galim daug įvardinti tokių nesėkmingų žygių, kada buvo nora užimti, vadinkim, Rusijos teritoriją, dabartinis Rusijos, tuomet buvo Tarybų sąjunga, bla bla bla, ne? Bet mes matom tiesiog vakarų ir Rusijos kovą Ukrainos teritoriją. Ir pasirinkta teritorija Ukraina kaip fronto zona Ukraina ir ten vyks dabar tai karinė veiksma. Ne? Matom, kad vakarams irgi nėra labai lengva išstumti iš Ukrainos Rusiją, nes dalyvavom praktiškai visi vakarai. Rusija taip pat ir nelengva prieš visus vakarus atstovėti ir nelengva, ir ekonomiška, ir visa kita. Aišku, Rusija ir galinga tuo momentu, kad Rusija turi visą Mendelėjevo lentelę, Rusija gal pasigaminti bet kokį ginklą, to resursus, iškasenas taip toliau. Ekonomiška pakol kas pajėgi ir tur naftos dujas perkvets kitas šalis, dabar uždėjo muitus ir taip toliau. Sankcijas, bet vis dėlto Rusija ir pajėgi pasigaminti ginklų ir gaminami ginklai yra apvali parą, absoliutiškai. Dirb 3 pamainas ir visas gamyklas ir daugelį gamyklų, kurios buvo susijusios su metalo pramonė, gamindavo elementarius ten vamzdžius, metalinius atarkiškų ir perdirbtas, modernizuotas ir gamino visokius kitokius ginklus ar dalis tiem ginklam. Tai Rusija gaminas ginklų labai daug iš tikrųjų, kai kurie šaltiniai sako, kad vakarai netgi nepajėgus su bendra visus vakarus paėmus prieš Rusiją, Rusija pasigamint daugiau ginklų. Čia ir ginčydins tas klausims, kad reikia daugiau pasigamint, kad reikia mažiau pasigamint, bet Rusija faktas, kad pasigamint daug. Į pagalbą ateina ir kitas šalis, ir detalių, ir visa kita, ir Kinija padeda, ir Irans, būtent su tas dronas pradžių labai stipriai padėjo. Dabar Rusai idėjai gal paleis po 700 dronų, netgi iki 1000 dronų gal paleis, tai tokie ir pajėgumą.
Ir aišku, Rusator kitus ginklus, oriešnikus ir taip toliau, ir dabar išbandė naują branduolinę raketą, iki 14 000 km galinčių skristi. Nu, Rusija ir branduolinė valstybė visų pirma. Taip, kad Ukraino sekas iš tikrųjų labai sunkiai ir Ukraino ir pasirinkta vilkinimo taktika, Rusija pasirinkusi ir vilkinimo taktika, vilkint ir išsekint vakarus. Išsekint vakarus, o to labiau pačią Ukrainą, nes vis dėlto Ukraino karas vakarų vyks ukrainiečių rankom. Ten kariaun Ukrainos kariai. Ukrainos karių mažėja, ženkliai mažėja ir žmonės gaudomi gatvėje, savaitę 2-3 yra apmokami, labai silpna, ir išsiunčiami į frontą. Ne? Ir Rusija žinodama tus dalykus, kad tai karė baigas ir greitų laikų visiškai pritrūks, reikia tiesiog išlaukti, iškentėti, ištempti. Ir ekonomiška. Vakaras senka, vakarų ekonomika silpnėja, mes matom ir patys, ir savo sistemą, lietuviai, kadangi prie vakarų, kartu prie Europos, finansuona ir taip toliau Ukraina, ir Nausėda su penktadienį pranešims irgi, kad mes privalom toliau finansuoti, ir Nausėda tik, kad su to finansavimu kažkokiu, vat, ir galimybė kažkaip tai laimėti ton konfliktą ukrainiečiam prieš Rusiją. Aš visada sakiau, kad tai ir neįmanoma, čia ir mano asmeninė pozicija, nuo pat pradžių karą sakiau neįmanoma, nes visų pirma pritrūks karių, visų pirma su finansavimu bus labai sunkiai, finansavimu gal dar ir atsiras, bet su karinė technika bus sunkiai, nes dabar amerikiečiai tai parduot, tai neparduot, tai duot, tai neapduot, tai duot jau tikrai, kad neapduot, dabar tik tai ir klausimas, ar ne gal parduot. Tai va. Su karinė technika jau ir sunkiau, bet pats pagrindas ir pats pagrindas ir kariai. Aš sakiau iš pat pradžių, visada kartojau ir kartuosiu, jeigu vakarą neteini pagalbą su savo kariuomenė, tai ir su NATO, su kariais, ir neišvaro lauk iš Ukrainos rusų karių, jokių kitokių šansų nėra. Nebent tik tai kažkokias didelis provokacijas, kad jau ukrainiečiai galėtų surengti. Aš jau, kur dar nebuvau sprogdinamas tos naftos bazės, visą laiką per vaizdą ir aš kartodavau, kad ateitį pamatysit bus daug provokacijų. Ir praėjus keliam mėnesiam vis tos provokacijas pradėjo vykti. Ne? Tai tų naftos perdirbimo gamyklų, kūro saugyklų sprogdinimą ir taip toliau, oro uostų sprogdinimą. Mes matome ir bandymą ir pačią Maskvą atakuoti, sukelti chaosą, sukelti pilietinį nepasitenkinimą pačio Rusijoje, kad iš Rusijos iš vidaus pradėtų kelti pilietinį nepasitenkinimą akcijas, visokiai protestai ir galų gali būti nuvers Putins. Bet turim pripažinti, kad vakaram tai padaryti ir be galo sunku. Taip, viena kita naftos bazė ir susprogdinama, aišku, tai kenk, tai ir sunku, bet aišku, tai jau pat Rusai iš Baltarusijos dasiperka, iš kitų šalių dasipertų benzinų, pasipiltas kolonėlis ir ta situacija yra suvaldoma, dalina ir suvaldyta iš tikrųjų. Ir Rusija ir spaudžiama sėsti prie derybų stalo, sutikti su vakarų sąlygom. Putinas ir pasakė savo sąlygas, jokių NATO, atstumti, išstumti ir tas Lugansko, Donetsko, tas vis 4 regionus pasilikti, kur dalina nei dar nėra paėmė, dar trūks kažkur apie 30%, kažkur 25% dar trūks, iki plano, katru, deklaruojant Putinas, aniem dar trūks, bet aniem ir paėmė kitus regionus, mažus gabaliukus, kur anie sutiktų tus regionus, tus gabaliukus atiduoti Ukrainą ir kad Ukraina pilna atiduoti Luganską, Donetską, nes ten Donetską liktais rytį ir sunkiausia. Aišku, dabar ten ir tai katilą apsupimą, vėl čia ir ginčia, visi sako, vieni sako, kad yra apsupti, ten kiti sako, nėra apsupti iki 5000. Dar apie to kalbėti ir ankstiai, nes rusai irgi mėgs dažnai pasigirti to, ko dar nėra padarė, bet ten geras, kai jau padarė. Na, aišku, tai vėl čia ir informacinis karas, kada ta informacija daina iki vietos karių, tų pačių ukrainiečių, tada iniciatyva mažėja ir taip toliau, ir pasidavimai taip toliau. Nu, čia vėl ir atskirs informacinis karas. Apibendrinant, rusam lengva neinas, bet reikia ir pripažinti, kad tai ir vis dėlto karas prieš vakarus. Nes mums bus saugumo vadas ir viena televizija irgi pasakys, kad tai kariaun, čia ne Ukrainos prieš Rusiją kariaun, čia kariaun vakarą prieš Rusiją, Ukrainos teritoriją. Tai grina ten liktai ir pasakys, ne? Tai ir šiandien mes turim tokią situaciją, kokį turim. Ir būtent dabar paskutiniu momentu, kadangi Ukraino trūks labai daug karių,
Vat Ukraina trūks ukrainiečių karių. Ir Ukraina su savo sąjungininkas taiko visokius įmanomus būdus, kuo daugiau padaryti kažkokių tai provokacijų pačiu Rusijoje. Bandė ir Krymo tiltus sprogdinti, ir dujotiekį, ir visą kitą. Nu, kuo tik nėra padaryta per visą tą laikotarpį, kada vyks karas Ukraina, ne? Ir daugelį atvejų ir minimama Lietuva. Ir minima Lietuva, kada kažkur kažkai kare, kažkur apmokam vis Lietuva. Ir mes dalyvaudami va tuos visokius procesus, paramos visokios procesus ir mūsų visokiai pavienė savanorė vyksti kariauti ne tik į Ukrainos pusę, bet ne tik Ukrainos žemė, bet matėm, kada buvo Kursko regions paims laikiną, tai ten tau pat nuvažiavo, lietuvaičio prisidarė selfių, nusišlapino ant karių paminklų, kapinėse ir taip toliau, ten Barkevičius, Jasikevičius. Ir aišku, nemiškeltas bylas, nuteista nei ten už akių ir taip toliau. Ir tos visas provokacijas, už tos provokacijas aš taip pat sakiau, kad Lietuva atsakys, anksčiau ar vėliau atsakys. Čia ir, antras pasaulinis karas rusams, baltarusams, ypač jums ir labai skaudus, kada ir šaipamas iš antro pasaulinį karą aukų ir iš anų senelių tėvų, kad reikia žuvim kapinio ateit, nusišlapinti ir daryti va tokias provokacijas ir labai skaudu, ypač baltarusams, kad per antrą pasaulinį karą baltarusų masiškai labai daug žuvo antram pasauliniam karė. Kas 10 žmogus tik tai gyvus lieka. Tai va, antram pasauliniam karė ir labai daug žuvusių žmonių ir dėl to nei labai vertini ir gerbton žuvusiusius ir visą kitą tie atminimą minėjimą. O lietuvė iš tos pozicijos, kad čia okupantą, visą kitą šaipos dergas. Ir aš vis atsakiau, už tus pasišaipimus, už tokias visokias provokacijas Lietuva anksčiau ir vėliau turės atsakyti. Tai mes šiandien tos balenėlius, visas kitas tas provokacijas, aš manau, tai elektros dingimą. Ir ko aš dar manau, kad ateityje tų provokacijų bus dar daugiau. Aš manau, kad mes neužilg pamatysim tokius dalykus, ypač atėjus šildymo sezono sutrikimą, nes visas sistemas pasirodo Lietuva teik nuo šviesoforų šildymo, elektrą visą kitą ir valdoma per kompiuterinės sistemas, katros ir nesunku įsilaužti ir tiesiog sutrikdyti. Ir tai sutrikdymą, kad ir keliom valandom irgi ir didžiulis pasiekmes. Tai va, dabar oro uostų ir sutrikdymą. Ir aš manau, kad čia ir sudėdamoja va to visą Ukrainos karą dalis. Čia negali išskirti, kad čia kažkoks Lukašenkas sugalvoja, iš neturėjimo ko veikti, va kažkoks pradėjus jūs balenėlius. Ne, čia tiesiog nežinom, aišku, kad Baltarusija ir Rusijos sąjungininkai, bet dar ir, kaip sak, mygtanti, dar nėra pažadinta ir nėra panaudota. Jeigu tik Rusą būtų prispausti, kaip dažna matau iš kažkokių tai NATO atstovų, iš Europos politikų ar apžvalgininkų, kada ir sakoma, Rusija viskas jau senka, Rusija visko prarado, jau čia taip pat Rusija pasiduos. Ne. Dar net Baltarusija nėra net panaudota realiai. Labai maža dalis Baltarusija ir panaudota Ukrainos kariai. Labai maža dalis. Bet jeigu dar panaudoti karius ir visą kitą, nes Lukašenka žino, jeigu kris Rusija, Lukašenka bus vidury aikštės, Minske bus pakartas. Gal netgi tą tiesioginį žodžių prasme. Ir Baltarusija irgi stos į pagalbą, tą momentą atėjus. Ir klausims, ar Kinija nestotų dar į pagalbą. Šiaurės Korėja tai jo, bus padauta kaip niekur niek. Šiaurės Korėja, Kimutis ir pažadėjęs Putinu, kad tik tą signalą daug ir kiek reiks teiktų karių atsiųsim. Tai va, daug neišnaudota. Rusija dar neišnaudoja savo karių, dar nėra privaloms dalyvavims. Nėra. Dabar tik rezervistų žadvat pasisiūs dar, iki 2 milijonų gal pasipildyti. Tai to vieto paprasta, imki matematiką, Rusija ir branduolinė valstybė, karių atžvilgių tur belekiek daugiau, dar plius sąjungininkai neišnaudoti. Ir šansų aš nematau, nuo pat pradžių aš nematau. Ir aš vis galvoju, kokia prasmė ir deginti pinigus, gaišti, žlugdyti savo ekonomikas ir galų gale kiek žuvo slavų žmonių. Ir tada man kyla klausimas, gal čia iš tikrųjų ir visą kitus užmatyms to karą, gal čia būtent ir tų slavų mažinims, kyla netgi ir tokių minčių, čia toks man pasamprotavimas.
čia nėra jokių sąmokslo teorijai sadar, mes matom, kad kari žūn slava, nei vokiečiai nežūn, nu viens kits gal koks instruktorius ten atvykęs koks nors ir tas amerikonas ar anglas ir taip toliau gal tai nežū, bet čia ir vieneta, bet mes matom, kad čia savai tūkstančiai žūn slavų, tai yra ukrainiečių ir rusų, tai čia tie patys žmonės iš tikrųjų, jeigu imkim genetišką, tai palei genetiką, tai čia taip patys žmonės, mes irgi esam labai artimi ir genetiškai giminingi, R1A, ar N1A, jeigu imkim su skandinavus, tai šitas pats ir genetinis kodas, mes esam taip pat, jeigu pasižiūrėti Žalgirio mūšį, aš ką panalizuoju Žalgirio mūšį dalyvausius pulkus mūsų pusė, tai realiai vis Baltarusija, dalis Rusijos visi buvo mūsų pusė ir ten žiūriu tus pavadinimus tų būrių, tai ten, nu... Bet čia ne apie Žalgirio mūšį kalbam apie dabartinį Ukrainos mūšį. Taigi, kada visa šita baigsiais? Kada baigsiais Lietuva tos visas provokacijas? Tos provokacijas baigsiais, aš manau, su ta pačia diena, kaip Ukraino baigsiais kars. O kada baigsiais Ukraino kars, aš manau, kad baigsiais jau neužilgo. Dėl ko? Dėl to prie elementarus dalyks yra. Ukrainiečiam trūkst karių. Jeigu Ukrainas nesuorganizaus su vakaras kažkokios didelės provokacijas Rusijoje, arba kokios branduolinis atominis elektrinis nesusprogdins, ar, aišku, bet jeigu bus susprogdinta atominė elektrinė, tai jau prasidės baisus kars, tai ir oficialiai trečias pasaulinis kars, į Ukrainą tada būtų nušluota nuo žemės paviršiaus, to variantą kaip ir galim atmesti. Ko nei dar, gal pastiprintas provokacijas, kažkokius tiltus, kažkokius pačią Maskvą ir Zelenskis pasakė, kad gal atjungti nuo elektros, gali bandyti daryti ir visą kitą. Bet Rusija parodė, kad oro riešnikai, tas riešnikas gal nuskris, gal padaryti ir dabar to riešniko negaminas, ten irgi Afalipar gamintus riešnikus, tai gali paleisti to riešniku, kiekvien dien tas riešnikas gali ir pasprogdinti ant to pačią radą ir visą kitą. Aš manau, kad vis dėlto jau ir Rusija mato, kad Ukraina realiai sukarės ir labai sunku, labai silpna. Ir aš manau, dabar mes matom ton laikotarpį, ton lūžį, kada Ukrainos kare vos laikos. Ir ateina dabar šaltajam periodu ir ta situacija dar bus naudingesnė Rusijos pusė. Ir aš galvoju, kad gali būt tikimybė, kad ir iki naujų metų. Aišku, dabar visą ton situaciją steb Trumps. Ir žiūr, kokia čia ir situacija, dabar uždėjai sankcijas ten Lukoilo Gazpromo, žiūr, ar čia biški suveiks ar nesuveiks. Putins dar įvaizdį, taip, tai biški pakenks mums, bet čia mes sustvarkysim, čia viskas viskas čia tvarko, situaciją kontroliuojam, bet iš tikrųjų žiūrėsim, kokia čia bus situacija. Ir aš nemanau, kad tos sankcijas įvestas privers Putiną, nes Putins ir arogantiškas, ir užsispyręs. Ir Putins nori eilinį kartą įrodyti, kad Rusija ir nenugalima, o vakaram tai ir bus be galo didžiulį gėdą, jeigu tai įvyks. Ir dabar vakarai iš tiesiog ir chaosi, pasimetimi ir nebežin, kokias taktikas taikyti iš tikrųjų. Nebežin, kokias taktikas taikyti. Aš manau, kad daugumai jau yra visų provokacijų išnaudota, bet net meskim variantų, kad ir provokacijų dar užplanuota, kurių mes nežinom. Gali būti įvairiausių provokacijų. Įvairiausių iš tikrųjų gali būti provokacijų pačio Rusijoje. Bet Rusą, aš manau, kad to veito ir pasiruošė, turėdami jau praktikas ir ant tų pačių grėblių jau nelips ir dauguma tų provokacijų ir pasiruošta. Taigi, mano prognozės yra tokios, kad už kelių mėnesių greičiausia, kad Ukraina turės pasiduoti. Tiesiog, mano ir tokia prognozė, kad Ukraina turės pasidauti ir iškelti baltą vėliau ir sutikti atidauti tas teritorijas, kurios dabar ir užimtos. O jeigu dar Rusija užims kažkur dar kitus regionus, kažkokias mažas teritorijas, anos bus iškeistas ir bus padidintas, aš įtariu, kad Donecką regionų padidins nes Putina ir toks užsibrėžtas tikslas, sakau, Donecką, Luganską pilna pasiimtus tos teritorijos, Zaporožės ten. Ir žiūrėsim, kaip ten bus, ar pavyks rusams dabar per tus kelis mėnesius stipriai prasiveršti ir dar likus mažiem gabaliukams sakyti, tada jau sėdam, mes ten atiduojam stus, mums dasijungat ir viskas. Aš manau, kad link to einama, nes Rusai veržasi prieki. Aišku, tai vyks labai lėta.
kad rusą paskelb kažkokį, oi čia mes kaimą užėmėm, čia pažiūrė, tu kaimą ten, tam kaimė nu, iki 500 žmonių, kažkada gyvena, iš to kaimą dabar ten iš vis nieko nėra, nacionaliniai punkt, kaip man sakė, paimti. Ir tai ir, nu, visiškai nereikšmingas tas kaimas, jeigu žiūrėt, rimtesnių miestų dabar bandoma, ten apsupimą, visą kitą, bet kalbėti apie tai ir labai pavojinga, iš tikrųjų, nes iš Rusijos pusės irgi eina propaganda jauda. Absoliutiškai eina jauda propaganda, iš vakarų irgi eina jauda propaganda ir be galo sunku. Tu turi sėdėti Telegramą tos kanalus ir gaudyti istorinę informaciją iš tų filmuotos medžiagos, visą kitą, žiūrėti, kur iš tikrųjų tos vėliavos, kokiam tam punktai ir iškelta, kokiam kaimelį prisižiūrėjau tų Telegramą, iš tikrųjų ten yra labai baisų dalykų, ypač iš tų dronų filmuota, kad pataikai tus karius ir visą kitą, bet esmė yra, kad dabartinis kars, ypač kaip mūsų žiūrim, mūsų krašto gynyba, investuojant kažkokius tankus ir visą kitą, aš pasižiūriu pagrindinis kovos įrankis, tai ir drona. Dabartinis kars, dabartiniam technologijom, tai pagrindinis įrankis ir drona. Absoliutiškai drona ir galingas raketas. Ir pagrindiniai įrankiai. Dabar tankai iš viso, ne, man tokius atrodo iš visko, kažkokia atgyvena, man atrodo. Tai tanką, nu matyt, kad ten irgi tų leopardų lauki, visi čia kaip euforijoje sėdėjo, čia kada doši, vokiečiai to leopardą davė, kas įkutė leopardą. Nieko nepasirodė leopardą, nieko nepasirodė ir užges ir nieks apie tus leopardus nebekal. Tai va, kada baigsis provokacijas? Provokacijas baigsis Lietuva, kada baigsis karas Ukraino, o kada karas Ukraino baigsis, aš manau, kad šių metų pabaigo jau mes turėtumėm matyti jau realius rezultatus arba bent jau realias derybas, katros jau būtum kalbama apie realią pabaigą. Ir aš neatmetu, kad tos derybos ir įvyks, kur ir užplanuotas Vengrijoje. Nu, pažiūrėsim. Dabar Trumps vėl šiek tiek atbulinį, norėdams parodyti, įrodyti, kad tas Putiną kalbėjams, o Putins užkalbėti leidžiu įmok Trumpų. Trumps toks biški lengvatikis, Putins KGBistas mok užkalbėti, pripažinkim, ir Trumps dabar jau biški paprotins savo aplinkos ir netgi Britų, biški padėlioja, saktų, žiūrėk, tai čia už mus sėdžiu. Nu tai dabar Trumps tipo įvedi sankcijas ir bandys paspausti ir žiūrėti, kas čia gausis. Bet nepamirškim, kad Trumps nori nusigriebtus laurus, kaip taikdariaus, kad anodėka tas karas sustabdyts. Ir uns to nėra atsisakys ir uns dabar aišku būdų vėl kaip iš naujo tom pateikti ir nusigriebtus laurus, kad dunčia sustabdžia anodėka. Bus sustabdyts 8. karas. Kaip uns sako, 7 jau sustabdė. Tai va, stebim, žiūrim situaciją ir stengiamės vertinti situaciją, jokių mylių, nemylių, ten man visi žmonės ir svarbus, absoliutiška, tiek ukrainiečiai, tiek rusai, ir aš kai kurie galvo, kad aš už rusus ar dar kažko. Man ir pačiam norėtus, kad kuo greičiau visą tai pasibaigtum, nes visas tas beprotizmas, tas Lietuva irgi tęsiasi ekonomiškai, mes kenčiam, pažiūrėkit, kokie kelia visą kitą, kiek pinigų sukištų Ukrainą. Aš ir pas norėčiau, kad kuo greičiau pasibaigtum, kada galų gali pinigą galėtų būti skirti švietimo sistemą, mediciną, kelių remontams ir taip toliau nustotumėm mašinas laužyti. Nu, čia toks savo naudiškoms, bet jau, visiems nusibodo tas karas. Ir dabar plus dar tos provokacijas Lietuvės su viskas balionas, ir aš kaip sakau, turbūt bus dar daugiau, nes šiai jau gaunas toks trolinims ir įrodyms, kad, nereikia lysti ten, kur nereikia jums. Būkit savo veito, bet pakol kas mūsų politika ne visi dar suprant, kad ir neteisinga kryptis pasirinkta geopolitinė ir kaip mūsų tokia maža šalė, reikėtų labiau išlikti neutraliems ir nesikišti į didžiųjų, dėdžių ir tetų reikalus. Tai va, šiam kartu ateik, ačiū, kad esat, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad prenumeruojat kanalą ir žinoma, ačiū visiems tiem, kad palaikot mano veiklą, o kaip tai padaryti, apačiu po vaizdo įrašą ir visi įmanomi būdą. Šiam kartu ateik ir iki kitų kartų. Ate.